Sveiki atvykę į uždraustą Lietuvos teritorijoje kanalą, kadangi čia vykdomos informacinės atakos prieš Lietuvą. Esu vienintelis nusikaltėlis, kuris visada sako, iš kur daro nusikaltimus, informacinės atakas. Šiandien informacinė ataka bus iš Alžyro Konstantino miesto. Miestas yra įdomus to, kad yra iš dviejų pusių kanjono. Čia apačioj upė, o virš upės miestas. Štai kaip gražu, bet ne tai yra įdomu Alžyre. Alžyre yra įdomu tai, kad aš matau labai daug žmonių su mėlynėm ant kaktos. Va čia. Ir, suprantat, nemandagu prieit prie nepažįstamų žmogaus ir pasakyti, ar galima aš nufotografuosiu tavo kaktą. Nemandagu. Aš taip nemoku, man yra stabdis kažkoks kompleksas. Nežinau. Bet kodėl yra tiek daug mėlynių ant kaktos? Atsakymas yra be abejo labai paprastas. Jie meldžiasi Alachui ir trenkėsi kaktą į grindis. Tokiu būdu jie pasidaro mėlynį ant kaktos. Ir vaikšto su šituo mėlyniu ir žmonės juos labai gerbė. Nes kai pamatai, kad žmogus taip meldžiasi Alachui, kad sudaužė savo kaktą ir jam yra mėlynė ant kaktos, tu iš karto pradedi jį gerbti. Iš karto galvoji, koks geras žmogus. Aš pavyzdžiui mėlynės neturiu, dėl to, kad aš esu blogas žmogus, vatnikas, banditas ir nusikaltėlis. O šiandien aš noriu pasigirti, kad laimėjau šauktinio bylą. Šauktiniui net nereikėjo bėgti iš Lietuvos. Aš labai daug esu pasakojęs, kad šauktinių bylų neįmanoma pralaimėti dėl to, kad Jungtinės tautos uždraudė šauktinių kariuomenę. Į šauktinių kariuomenę, į kariuomenę negalima nieko pašaukti iš viso. Visų pirma, žmogaus lytis yra jo įsitikinimas, tai kiekvienas, kas yra šaukiamas į kariuomenę, gali sakyti, kad jis yra moteris, jaučiasi moterim ir todėl jo negalima šaukti į kariuomenę ir šitos žodžius patvirtino Europos žmogaus teisių teismas byloje X ir Y prieš Rumuniją. Tačiau kita atmaskė yra pacifistiniai įsitikinimai, kai tu sakai, kad aš negaliu žudyti dėl to, kad aš tikiu į Jėzų Kristų, arba į Budą, arba į Šėtoną. Tikiu ir Šėtonas taip pat, aš su juo asmeniškai šnekėjau, uždraudė man žudyti blogus žmonės. Mūsgi puls blogi žmonės, Šėtonas man uždraudė jas žudyti. Ir tuo pagrindu turi atleisti nuo tarnybos kariuomenėje. Tačiau yra dar vienas būdas, kuris yra mano know-how. Aš jį sugalvojau ir jis veikia labai efektyviai, net nereikėjo bėgti iš Lietuvos. Reikia sakyti, aš esu rusas, štai kaip reikia sakyti. Ir tada jūs atleis nuo tarnybos Lietuvos kariuomenėje. Žiūrėkit, Europos žmogaus teisių teismas yra išaiškinęs, kad lytis yra žmogaus nuomonė apie save. Žmogus turi pimpalą, bet galvoja, kad jis yra moteris. Vadinasi, jis yra moteris. Svarbiausia yra ne faktas, kaip atrodo tavo lytiniai organai, o tavo nuomonė apie save. Lygiai tas pats yra su tautybė. Nesvarbu, kas yra tavo tėvai, nesvarbu, į ką tu panašus, svarbu yra tavo nuomonė apie save. Ir jeigu tavo nuomonė apie save yra, kad tu esi rusas, vadinasi, tu esi rusas. O rusas nekariaus karo metu prieš kitą rusą, negalės žudyti kitą rusą ir turės padėti kitam rusui. Štai todėl žmonės, kurie galvoja, kad jie yra rusai, jų nepriima į kariuomenę. Vat žiūrėkit, yra pavyzdžiui tokia pijokė Lietuvoj Kuznecovaitė, tokia žurnalistė atseit. Jos pavardė yra rusiška, bet jos nuomonė apie save yra, kad ji yra lietuvė. Tai kadangi jos nuomonė yra lietuvė, ji yra lietuvė. Jos vaikus galėtų pašaukti į kariuomenę, ją galės pašaukti į kariuomenę, kadangi nuomonė, kad ji lietuvė. O jeigu žmogaus pavardė Antanaitis, pavyzdžiui, ir jis galvoja, kad jis rusas, vadinasi jis rusas, jo negalima
šaukti į kariuomenę. Ir mano šitam konkrečiam, nesakysim pavardės, sakykim, Antanaičiui, tokiu būdu pavyko išvengti kariuomenės ir net nereikėjo bėgti iš Lietuvos. Net nereikėjo kreiptis į Jungtines tautas. Štai kaip gražu. Būkite visi rusais ir viskas bus labai gerai. Bus taika. Visiškai nesvarbu, kaip skamba tavo pavardė. O už mano nugaros dabar yra Konstantino pilis. Konstantinas tai tarp kitko buvo imperatorius Romos imperijos, kuris šitą miestą įkūrė. Ir va čia yra pilis už nugaros. Tai va, visiškai nesvarbu, kaip skamba tavo pavardė, kokios tautybės yra tavo tėvai. Svarbiausia, kaip tu jautiesi. Aš, pavyzdžiui, kažkada vaikystėje, kai buvo apklausa, klausė visų Lietuvos gyventojų, kokios jūs tautybės, kad būtų ta statistika. 2000 metais, man atrodo, tai buvo, ar 2001 metais. Aš tada deklaravau, kad esu zulusas. Zulusas, nes aš jaučiausi zulusų. Man labai patiko zulų kultūra, Pietų Afrikos kultūra. Ir aš įrodinėjau, kad aš zulusas ir mane įrašė kiti. Tokia buvo mano tautybė per Lietuvos gyventojų surašymą. O po to aš daug metų sakiau, kad aš esu lietuvis. Iki 35 metų sakiau, kad lietuvis. Po to, kai man buvo jau 35, aš nutariau tapti žydu ir buvau žydu ilgai. Iki šiol dažnai esu žydas. Bet dažnai esu ir olandas, dažnai esu ir belgas. Ir tai yra nuostabu. Svarbiausia, tai yra kaip tu jautiesi širdyje. Visada visi šauktiniai turi sakyti, kad jie yra rusai širdyje. Blet, rusas širdyje tai yra baisiau nei rusas pagal kraują. Nes rusas pagal kraują, tai va, pavyzdžiui, Kuznecovaitė, kuri nekenčia Rusijos ir myli labai Landsbergį, jo Lietuvą labai myli. Ji yra Rusija pagal kraują, bet pagal įsitikinimus, pagal neapykantą Rusiją, ji yra lietuvė. Ir todėl įsitikinimai tai yra daug svarbiau nei kraujas. Ir be to, o iš kur koks nors dalbajobas iš krašto apsaugos ministerijos žino, kokios tautybės buvo jūsų seneliai, proseneliai, jūs pats nežinote. Jūs pats nežinote, kokios tautybės buvo jūsų proseneliai. Tai todėl visada drąsiai reikia sakyti, aš esu rusas. Karo metu negalėsiu žudyti rusų. Padėsiu rusams dėl to, kad aš esu rusas. Taip reikia sakyti. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.